Sveiki, esu Lina Vilienė iš Panevėžio. Juostų pinėja pintinių juostų, kurios gyvuoja tik tai Aukštaitijos regione. Ir tai yra viena seniausių tekstilės technikų, kadangi juostų pinimui nereikalingai jokie įrankiai. Tik tai vilnoniai siūlai, pusvilnoniai siūlai ir pirštai, kuriais galima nusipinti. Juostas anksčiau žmonės naudojo įvairiausiams dalykams. Ne tik tai rūbus surišti, sujuosti sermėgą, kelnes, sijoną ir prijuostę, kad prilaikytų, bet taip pat buvo ir smulkesnės juostelės, kurios buvo naudojamos parišti kojinėm, papuošti vyrišką skrybėlę, batus pririšti, kad prilaikytų, o taip pat buvo naudojama kūdikiui suvystyti. Tai mes sakome, kad juosta žmogaus gyvenime lydėjo nuo gimimo iki mirties, nes gimusi kūdikį suvystydavo ir surišdavo juostą, o mirusi žmogų į duobę taip pat įleisdavo karstą su juostomis parišę. Išmokau labai paprastai, aišku, jaunystėje domėjausi, įdomu buvo, bandymų buvo įvairiausių, bet ištekėjus ir atitekėjusi Panevėžio krašto tautodailininkų ir būtent juostų pinėjų šeimyną, Vilių šeimyną, tai mano vyras, sako, niekur nepasidėsi, teks pinti juostas. Tai va, tos juostos daugiau įsiliejo į gyvenimą. Pačios paprasčiausios, vėlgi, jeigu imsime audimą, tai juostos irgi labai yra artimos audimui, tai yra pinamos pačios paprasčiausios, dvinytos, tai vieną siūlą iškeliant į viršų, kitą į apačią. Tų paprasčiausių, kurias mes naudojame surišti lauknešėliams, parišti kažką tai tokias smulkesnės, tai jos ten yra pinamos irgi tik pirštų pagalba, dar paprastesniu būdu. Na, o šitų juostų technikos yra įvairiausios. Irgi gal galima išskirti daugiau būtent tą dvinytą pinimą ir dvinytą eglinį pinimą, o taip pat kryžinį mylinį pinimą, kuris irgi gali būti kryžinis mylinis rombinis arba kryžinis mylinis eglinis. Kaip matosi, pintinių juostų įvairuoja labai daug spalvų. Ir būtent pagrindinis akcentas pintinėse juostose yra spalvos. Na, kažkaip galbūt mes esame įpratę, kad pagrindinės spalvos geltona, žalia, raudona, tokios kaip ir mūsų vėliavos, bet peržvelgus muziejinius eksponatus mes randame įvairiausių. Ir ruda, ir juoda, ir violetinė, ir netgi tokių kaip rožinės, ružavos spalvos. Na, manau, kad žmogui iš ko turėjo, iš to jisai pindavo dažniausiai ir dabartinės juostų pinėjos lygiai taip pat apie tai kalba, kad sako, kokius siūlų turime, tokias juostas ir piname. Taip pat labai džiugu, kad 2020 metais pintinių juostų pinimo tradicija yra rašyta į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą. Tai vat irgi tenka rinkti, fiksuoti pinėjas, su jomis draugauti, rengti seminarus ir šitai populiarinti būtent tą mūsų senąjį juostų pinimo amatą.